Šiais metais Manijos moksleivių krepšinio lygos geriausiųjų žvaigždžių dieną papildys naujas konkursas. Tai ne tik Lietuvoje, tačiau ir visame pasaulyje populiarios varžybos 3 prieš 3 į vieną krepšį. Manijos MKL varžybose dalyvaujančioms mokykloms buvo siūloma suburti komandą, kurioje rungtyniautų vienas jaunis, vienas jaunutis ir vienas vaikas. Kaune įvyko šio turnyro atrankinės kovos, kuriuose vaikinų 3 prieš 3 varžybose panoro dalyvauti 16 Manijos MKL komandų, o merginų turnyre 7. Po visą dieną trukusių kovų paaiškėjo 4 geriausios vaikinų ir merginų komandos, kurios jau kovo 16 dieną rungtyniaus Alytaus krepšinio arenoje. Varžybų taisyklės buvo paprastos. 16 vaikinų komandų buvo suskirstytos į 4 pogrupius po 4. Pirmą, antrą vietas užėmusios komandos pateko į ketvirtfinalį, o tada atkrintamųjų varžybų principų paaiškėjo 4 geriausios komandos. 7 merginų komandos buvo suskirstytos į 2 pogrupius. Pogrupių nugalėtojos pateko į finalinį etapą, o antrą, trečią vietas užėmusios komandos dalyvavo atkrintamosiose, kol paaiškėjo dar 2, kurios dalyvaus Manijos MKL žvaigždžių dienoje. Vaikinų varžybose grupės kovas įveikė Palangos sporto centro, Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos, Alytaus sporto ir rekreacijos centro, Sostinės krepšinio mokyklos, Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro, Vilniaus ir Tornado krepšinio mokyklos, Ukmergės sporto centro komandos. Tačiau ketvirtfinalyje 4 iš jų turėjo pasitraukti, nors iki Manijos MKL žvaigždžių dienos jie skyrė mažą žingsnis. Vilniaus krepšinio mokykla 10-7 eliminavo Palangą, panevėžiečiai 17-13 įveikė Marčiulioniukus, Tornado krepšinio mokyklos auklėtiniai 12-7 nugalėjo Sostinės krepšinio mokyklos atstovus, o žvaigždžių dienos šeimininkai alytiškiai 14-5 nugalėjo Ukmergės sporto centro komandą. Atvykom pažaisti, gal gerai praleisti laiką. O gerai sekasi, pakol kas visi gerai, žiūrėsim toliau dar. Buvo daug sunkių dvikovų, stengiamės, visai gerai sekasi. Jo, namus įnosi siek, žiūrovai gal palaikys kažkiek. Surinks draugų. Tai jo, kviesim visus pažįstamus. Merginų turnyre grupės etape pirmasias vietas iškovojo ir tiesioginius bilietus į finalo etapą gavo Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai krepšininkės ir būsimo žvaigždžių dienos šeimininkės Alytaus sporto ir rekreacijos centro atstovės. Dėl likusių 2 kelialapių atkrintamosiose susikovė Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro, Marijampolės ŽSM Vilniaus krepšinio mokykla ir Kėdainių sporto mokykla. Dėl likusių 2 kelialapių atkrintamosiose susikovė Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras, Marijampolės žaidimų ir sporto mokykla, Vilniaus krepšinio mokykla ir Kėdainių sporto mokykla. Didieji miestai rodė savo pranašumą. Vilnietės 13-6 įveikė Marijampolę, o panevėžietės 10-4 nugalėjo Kėdainių sporto mokyklą. Sunku, jo mušėmės labai su visom. Nebuvo nei vienų lengvų. Prieš Alytų pralaimėjom, bet laimėjom prieš Kėdainius ir Marijampolę. Noras buvo didelis jau. Prieš savaitę gal sužinojom ir labai norėjom, iškart pasakėm, kad norim patekti ten. MKL žvaigždžių diena įvyks jau kovo 16 dieną Alytuje. Be geriausių jaunųjų šalies krepšininkų žiūrovus džiugins Donatas Montvydas ir Žalgirio šokėjos.